Prieš pradedant projektavimo darbus, projektuotojas turėtų pasidaryti nedidelę kontrolę, kuri užima nedaug laiko dėl sklypo ribų atitikimo. Tai pirmiausia, ką reiktų padaryti, reiktų pasitikrinti, ar atitinka sklypo plotas skaitmeninių ribų pagal planelį. Tai reiktų pasižiūrėti, koks planelėje plotas yra ir pasižiūrėti, koks plotas gaunasi skaitmenoje. Tai galima pasižiūrėti arba su komanda, tarkim, arba pas kai kurios projektuotojus galima tiesiog pasižiūrėti atributuose poligono. Tai jeigu atsiranda bent kvadrato nesutapimas, tai 99%, kad kažkas su ribom yra ne taip. Tai 99% dėl to, kad kartais gali pasitaikyti taip, kad jūs atradę tą vieną kvadratą netitikimą susivedate sklypo taškus, verteksus pagal koordinačių žiniaraštį, šitą koordinates. Bet vis tiek randate, kad trūksta to, tarkim, vieno kvadrato arba vieno kvadrato yra per daug. Tai taip gali atsitikti dėl to, kad matininkas padarė apvalinimo klaidą, bet absoliučiai daugumą atveju tai bus kažkokios tai klaidos. Tai čia šituo atveju atkristų grubesnės klaidos, nes pasimatytų, kad jeigu plotas skirtųsi, tai čia galimai, tarkim, matininkas pateiktų preliminarias ribas, arba, tarkim, registrų centras verteksų būtų kažkokių pridėjęs, arba dėl kažkokių tai priežasčių pradėtume dirbti ant kadastrinių matavimo vietinėse ar sąlyginėse sistemose, ten dažnai plotai irgi netitiks vieno ar keliais kvadratais, dažniau tas pasitaikys. Tai visos šitos klaidos, šitą neilgą patikrėlę ten iki 30 sekundžių, kuri užtrunka, atkristų 90% šitų klaidų. Bet dar yra dar 10% klaidelių, kurių gali atsirasti. Tai lygiai dėl tų pačių sąlyginių arba vietinių sistemų, kad jeigu jūs pradeda dirbti tokiose ribose ir paskui atliekami kadastriniai matavimai, tai jų plotai gali būti irgi kvadratas į kvadratą atitikti, bet jos gali būti pasistūmusios geografiškai kažkuria pusę. Tai gali ten 50 cm būt arba į vieną arba į kitą, gali kartais ir metrą būti pasistūmę. Tai arba tarkim matininkas arba geodezininkas jums pateikė ribas ir pats netyčia paslinko, nes būna ten zoominant arba pažymus brėžinėlį, vieną objektą keičiant pasistumė ir nepastebi, užsaugo ir jums nusiunčia, arba pats jūs projektuodamas greitai ten skubėdamas kažką darote, perstumėte ir pastumėte brėžinį. Tai tokiu atveju visą laiką reiktų susivedinėti sklypo koordinatės, kad būtent pasitikrinti geografinę padėtį, ar tikrai dirbate tose ribose. Ir šitą dalyką reiktų daryti prieš projektavimo darbus, prieš pradedant projektuoti. Ir manyčiau, kad reiktų dar atlikinėti dar 2 kartus. Tai kadangi projektai dažnai, jeigu dirbate, pavyzdžiui, su didesniais projektais, tai prieš visus pagrindinius derinimus reiktų, kad tą patį, tos pačius kontrolės veiksmus atliktų arba pats projektuotojas, arba dar geriau būtų, tarkim, vadovas ar kitas projektuotojas, kuris vėlgi patikrintų plotus, suvestų tas koordinates ir pasižiūrėtų, ar nėra kažkokių tai netitikimų. Nes projektavimo metu irgi, jeigu tas pats failiukas eina per atskirus projektuotojus, ten vėl atidarinėja, zoomina, ten taiso kažkas, irgi gali būti pasislinkimai. Tai kad šito išvengti ir derinant, kad nebūtų kažkokių tai problemų, tai prieš derimą dar reiktų pasitikrinti. Ir trečias pasitikrinimas būtų prieš žymėjimo darbus, nes vėlgi derinimo metu vėlgi gali būti keičiami sprendiniai visokie ir irgi gali būti kažkokie tai pasislinkimai ir pasitampimai tų ribų. Tai irgi trečią kartą tada prieš nužymint
sprendinius, reiktų būtent ne tik sprendinius siūsti, bet ir ribą. Ir kad tas ribas pasitikrintų arba pats projektuotojas, arba kitas projektuotojas, ten kolega, arba kažkoks tai vadovas, arba tada reiktų iš matininkų arba geodezininkų, kuris nužyminės, irgi užsakinėti patikrinimo paslaugą. Tai reiktų ne tik taip, pavyzdžiui, atsiųsti tą nužymimą objektą, kaip tarkim šiuo atveju tvorą, bet reiktų ribas nusiųsti ir kad tas ribas jisai vėl užsakytų iš registrų centro ir vėl patikrintų, ar atitinka tai, ką jūs norite nužymėti. Tai tarkim, jeigu pasitaikytų taip, kad jūs, pavyzdžiui, dirbate per kelis klipus, čia aišku, jie turėtų būti geodeziniai klipai, tarkim, visi mėlyni. Jums yra neaktualu, kas yra viduje, tai užtektų tik tai išorinę ribą susivesti, kad taupant laiką. Arba tada, sakau, siūsti matininkui visą brėžinuką su tom ribom, ant kurių dirbo projektuotojas ir kad jisai užsisakytų ir užsimetęs tas naujas ribas patikrinti, ar nėra netitikimo. Tai tada būtų galima išvengti praktiškai visų klaidų dėl galimų ten brėžinių pastumdymų. Ir automatiškai, jeigu ten kažkokių būtų netitikimų tam brėžinėje, kuris nužymimas, tai galimai dar gal ir būt trasa galėjo kažkur tai pasislinkti. Tai vat šitokia kontrolė būtų reikalinga mano manimu. Ribų kontrolė turėtų būti vykdoma ne tik tai pagrindinėme sklype, kuriam vykdo projektavimo darbai, bet ir pačios trasos. Tai jeigu, tarkim, mūsų hipotetinė komunikacija projektuojama per kažkokius tai kaimyninius sklypus, tai lygiai tokia pat kontrolė, kaip vykdom šitam sklype, tai turėtų būti atliekama ir čia. Nes vėlgi projektuotojas gali pradėti projektuoti ant preliminarių ribų arba gauti, arba galvoti, kad jisai projektuojant geodeziją nors ant preliminarių. Tai vėlgi reiktų susivesti taip pačiai koordinates ir susitikrinti, ar sutampa plotai. Tai tarkim, šito hipotetinio atveju, jeigu jisai projektuotojas būtų susiprojektavęs komunikaciją kažkokią tai ir projekto eigoje būtų padaryti kadastriniai matavimai, tai čia būtų gan dideli netikimai. Nes, kaip matome, buvo atlikti kadastriniai matavimai ir galimai pasikeistų sklypo riba, kažkiek tais ar viena ar kita. Ir atitinkamai čia, jeigu projektuotas kažkoks tai būtų servitutas, atitinkamai keistųsi jo plotas. Ir sprendiniai tuo pačiu. Tai ir dar čia būtų pakitę, pavyzdžiui, ne tik tai, kad matome, buvo atlikti kadastriniai matavimai, bet sklypas ir padalintas. Tai iš vieno sklypo pasidarė 2 sklypai ir būtų pasikeitę kadastrinis ir unikalus numeris, o dokumentacijoje čia jau būtų buvęs, jeigu būtų palikti jau kitas numeris. Taip pat reiktų tikslintis trasą pagal sklypų ribas, kur eina. Tai regijui kiekvieną dieną gali pasikeisti tos ribos, nes gali atsirasti kadastriniai matavimai. Tai prieš pagrindinius derinimus ir aišku, prieš pradedant projektuoti, reikia susitikrinti tuos sklypus. Tai kaip šiuo atveju, tarkim, irgi čia atsirado kadastriniai matavimai ir galbūt tie kadastriniai matavimai priartėjo per arti jūsų sklypų ribos arba netgi jūsų komunikacija atsirado sklype, kas aišku būtų irgi labai blogai. Tai to galima būtų išvengti kiek įmanoma atsitraukiant nuo sklypų, nes, pavyzdžiui, ne visus atvejus ir galima pastebėti, tarkim, jeigu čia būtų kažkokie tais teoriniai, tarkim, sąlyginėse ir vietinėse sistemose, tai jie gal pasilinktų labai nežymiai, ten per 20, 30 ar 40 cm ir vizualiai regijui pamatyti būtų ganėtinai sunku. Bet jeigu jūs prieš tai identifikuotume tokius klipus ir nuo jų kažkiek toliau atsitrauktume, tai ta kaip ir problema dingtų. Taip pat, aišku, nereiktų projektuoti pagal preliminarius matavimus. Jeigu kažkur tai galvosite daryti trasą, tai aišku, prieš reikėtų pasidaryti
kadastrinius matavimus, nes šita riba gali kisti visaip. Gali taip atsitikti, kad atsidurs kitame sklype. Ir aišku, jeigu jau planuojat kažkokią trasą, tai vėlgi jūs privalo turėti to sklypo planą, susivedinėti koordinatės, tikrintis plotą, žiūrėti, ar nėra kažkokių tai servitutų, statinių, ar dar kažko, kas galėtų turėti įtakos jūsų projektavimui.